Trečiasis Jono laiškas, 1 skyrius. Vyresnysis mylimajam Gajui, kurį myliu tiesoje. Mylimasis, aš meldžiu, kad viskas tau sektųsi ir būtum sveikas, taip kaip sekasi tavo sielai. Aš labai apsidžiaugiau, kai atvykę broliai paliudijo apie tavo tiesą, kaip tu gyveni tiesoje. Man nėra didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, jog mano vaikai gyvena tiesoje. Mielasis, tu ištikimai elgiesi, pagelbėdamas broliams ir atvykstantiems iš kitur. Jie paliudijo bažnyčiai apie tavo meilę. Tu puikiai padarysi, išruošdamas juos į kelionę taip, kaip Dievui patinka, nes jie išvyko jo vardo labui, nieko neimdami iš pagonių. Mes turime tokius priimti, kad taptume tiesos bendradarbiais. Aš parašiau šitą bažnyčiai, bet mėgstantis jiems vadovauti Diotrefas nepriima mūsų. Todėl jei atvyksiu, priminsiu jo darbus, kuriuos jis daro, skleisdamas apie mus piktas kalbas. Maža to, nei pats nepriima brolių, nei kitiems, kurie norėtų priimti neleidžia, ir išmeta juos iš bažnyčios. Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera, kuris daro gera, yra iš Dievo, o kuris pikta nėra matęs Dievo. Apie Demetriją gerai liudija visi ir pati tiesa, ir mes liudijame, o tu žinai, kad mūsų liudijimas tikras. Dar daug ką turėčiau tau parašyti, bet nenoriu rašyti rašalu ir plunksna. Tikiuosi greitai pamatyti tave ir pasikalbėti akis į akį. Ramybė tau. Sveikina tave bičiuliai, sveikink draugus pavardžiui. Amen.